Labas rytas. Aš iš pat ryto juokiuosi. Gerai yra pabusti geros nuotaikos. Na ir ką mes čia? Suvedžiotojo energija. Kažkas apie kažką labai svajoja. Mėnulio šviesa, kelionė, romantika, potencialas. Kas yra ant tos kelionės? Gijimas. Nu štai turim jau ir vedančią energiją Ganešą. Motinos žemės žinutė vėl meilės ir taika. Ganeša pravalo žmogaus mintis. Neigiamas. Ką Ganeša čia nori pasakyti? Manipuliacija. Saulės rezginio čakra. Apie ką čia tada jau? Kažkas, tarkim, labai gražiam yra gijime. Labai gražiam. O Ganeša, jinai apšviečia, kas galbūt gali trukdyti žmogaus gijimui. Va, Jėzau, atleidimas. Manifestacija. Ir turim netoliese angelą. Žmogaus manifestui. Ką reiškia ta manipuliacija? Ne, aplamai, tai kas čia per žmogus yra šitam tokiam gijime gražiam? Kas čia per žmogus? Velnias. Nu ką tu, velnias gyja? Kaip yra iš tikrųjų su velniu? 50-50. Deja, bet Ganeša įspėja apie žmogų, kuris imituoja gijimą. Tai yra imitacija.
Velnias ir lazdų riteris tai yra žaidėjas žmogus. Kodėl tas žmogus imituoja visą tai? Jo, lazdų karalius šitas. Jisai imituoja su 7 kalavijais. Todėl Ganeša jau kažkam įspėja, perspėja. Tarkim, būna žmonės sako, aš darau specialiai kažką. Čia yra darymas kažko specialiai. Velnias kažką daro specialiai. Tam, kad, nežinau, čia yra, sako, naujos pradžios, utopija, manifestas. Kad kažką iš to pasiekt, kad kažką iš to gaut. Bet naudoja 7 kalavijus. Vaikas. Labai vaikiškas žmogus. Ką puokštė? Gyvatė. Kadangi šitas žmogus yra labai vaikiškas žaidėjas, velnias, rodo, kad iš jo eina kažkokia kaip kad žinia, arba norėtų daryti, bet yra kalnas. Kodėl kalnas? Todėl, kad sako, čia ta puokštė žmogaus, jinai yra gyvatiškos energijos. Pavyzdžiui, žmonės sako, būna apsimeta labai dosniai, jo, čia yra sukaukęs žmogus, labai dosniais, labai gerais, labai mielais, labai ten kažkokiais. Tai ne šiaip sau. Netgi labai turtingais pasiturinčiais. Jo, čia yra žaidimas, ne va kaip žmogaus, kad pokyčio. Tai yra melas. Nu čia irgi tipo dirba su savim, laikas gyti, šešėlių darbas. Karminiai santykiai. Karminis kažkoks labai žmogus čia. Jisai neva kažką tvarko. Ant atleidimo krito sabotažas. Ir kad neva kažką tai jis restauruoja, dėja. Ribos, atmestas pokalbis. Ir šitam žmogui reikia brėžti ribas. Nes čia yra vėl gyvatė. Kita moteris, žiūrėk savo per petį. Old schoolas ir persekiotojas. Čia toks neva pateikimas, kad žmogus kažką supranta, jau yra labai pabrendęs. Bet čia tik pasadėlis. Plius lokys stovintis yra prie šito žmogaus. Tai kažkaip tais neva pasirodymas, kad kažką šitas žmogus turi, kad kažką šitas žmogus gali. Ta puokštė. Dar apie tą biškį puokštę.
Šitas žmogus, sako, buvo sužeidęs vienaragį. Su šita puokšte norėtų sužeisti dar kartą vienaragį. Ir stovi angelas šalia lygiai taip pat kaip ir Ganeša. Ir įspėja apie šitą žmogų. Nes žmogus juda su 7 kalavijais, yra melagis žmogus. Apie puokštę. Kaip ta puokštė. Nu, čia žmogus neva mokosi. Dviveinis žmogus. Dėl gausos. Ruošiasi kalbai. Todėl angelas ir mato šito žmogaus ėjimą lygiai taip pat kaip ir Ganeša. Kaip ir sakiau, angelą turiu dar ir aukštesnės serijos kortose. Šitas žmogus guli lovytėje. Jisai neturi visų atsakymų. Ir norėtų suvaidinti su kažkuo santykiu. Nes yra, sako, tokia porelė išėjusi į gatvę ir visi žmonės žino, kad šitas asmuo jis tiesiog vaidina santykį, kad tai nėra tikras santykis, kad tai nėra tikras ryšys, kad viskas yra paremta tai tiesiog. Ir turiu tą auksinį gralį, kuriame, sako, arba klausimas užduotas ne tas, arba atsakymo šiuo metu nėra. Ar čia šitas žmogus, jisai kažkokio atsakymo nori gauti? Kas yra auksinėme gralyje? Kas yra auksinėme gralyje? Norėtų gauti kažkokio aiškumo, kažkokios tiesos. Auksinėme gralyje yra tiesa. Šitas žmogus mato kažką auksinėme gralyje. Norėtų gauti kažką iš auksinio gralio. Eina kalba netgi apie komunikaciją. Komunikacijos metu norėtų išpešti savo informacijos. Jep. O ta informacija jinai yra uždaryta. Kodėl šitam žmogui tai yra aktualu auksinis gralis? Tam, kad pasipelnyt. Nes žmogus yra 5 monetose. Tam, kad kažką tą prasme gautų, nes yra toks, kaip ir sakau, žmogus guli, svajoja, galvoja, kažkas manifestas, dar kažkas 9 taurės ir sako, auksinis gralis gali man išpildyti mano kažkokius tais troškimus, mano kažkokius tais norus. Ir dėja nueina paleidęs galvą. Žaidėjas, velnias vėl. Ir laukia 10 kalavijų šitam žmogui. Ties šitą taktiką. Kokios tikslingai informacijos čia? Reikia dar vienos kalavijos. Šitas žmogus panašu, kad jisai kopijuoja kažką. Šita žiema. Mokosi iš kažko. Prastas mokinys su 7 kalavijais. Magic.
Norėtų sužinoti dalykus tokius, kad kaip apie maginius dalykus, apie apsaugą, apie manifestacijas. Aš sakau, čia kažkas yra netgi norėtų sužinoti apie kažkieno namus. Ar yra apsaugoti kažkieno namai? Norėtų patikrinti apsaugą. Bet didelis labai kažkodėl žiūriu troškimas yra sužinoti tam tikrą informaciją, kurios niekur neranda, nei internete, galbūt nei dirbtinėme intelekte. Neranda, negauna. O čia sako, yra žinia ir kalavijų tūzas. Iš šito žinias norėtų išgauti informaciją. Tame auksinėme gralyje, kur yra, kad galėtų tai panaudoti savo asmeniniam gyvenimui. Ir iš to dalyko žmogus negaus. Todėl, kad visą laiką, sako, stovi pas mus aukštesnė jėga, kuri šitą žmogų stebi ir nei vienam žmogui neleis prieiti prie konkrečios informacijos, kai mato, kokiais yra tikslais, kai mato, su kokiais eina, su kokiom kortom. Ir tu ten gali būti intelektualiausias žmogus, tu ten gali būti wow, ta prasme, bet kai mato, kokie yra ketinimai, uždaromas yra kelias. Čia yra kalnas, kurio žmogus nepraeina ir nepraeis. Todėl, kad jau sako, daug dalykų jau pasibaigė šitoj žemėje, kažkada buvo, kada kažkas veikė. Bet tai jau nebeveikia. Yra atimtos galios iš velnio rankų. Tam, kad nebekenktų žmonėm. Tai va, tai mes turim vaikiuką. Gali vaidinti, kad yra peace žmogus, naujas gyvenimas, nauji vėjai, nauji puslapiai, tačiau domisi žmogus iš visiškai kitos vietos, visiškai kito asmens apie informaciją. Šitie žmonės šiaip tais nėra autentiški, velnias niekada nebuvo autentiškas ir, kaip sako, vienur kažko pasisėmė, mato, kad tenai kažkas neina kozeriai, eina kitur kažko semtis, mokintis ir va taip laksto. Šitas žmogus, tai šiaip tai sako, jūs galit net pastebėti, jeigu pažįstat, su kuo šitas žmogus bendrauja, jis atkopijuoja netgi žodžius, galbūt stilių, mąstymą, dar kažkas atkopijantas čia yra. Jis būtent taip ir daro. Čia yra kažkoks vyras. Kas yra pas mus Ganeša ties šitą vietą? Čia iki maks 30 metų šitas žmogus. 33. Arba 31. Ką Ganeša? Žaidėjas pažas. Ir dar savanaudis žmogus. Manipuliatorius. Ir vėl. Čia yra laido riteris. Šitas žmogus niekur nėra pasitraukęs. Jisai sėdi 5 taurėse, 9 kalavijuose. Ganeša pas mus gali būti vedančioji energija moteris. O čia tiesiog yra velnias. Velnias nėra dieviška būtybė.
Taurių riteris čia yra apsivertęs, sėdintis labai nepatogioj zonai. Ką šitai moteriai reikia papasakoti? Aš matau, kad šita moteris jinai gali dirbti kažkur, kažkokioj sferoje. Gerai, man reikia tada, ką čia moteriai, kad jau turim tokį, čia net nėra mokinys realiai, tokio žmogaus net negalėtum pavadinti mokiniu šiaip. Net ne mokinys, kopijantas. Šita moteris galbūt jinai turi kažkokią grupę, galbūt turi kažką, kas yra, čia yra pelėdos šalia jos. Yra žmonės, kurie sako, galbūt stebi ją. Ir visi pas ją ateina kaip prie laužo pasėdėti. Nes čia dar plus yra žinia. Ir tie žmonės, kas eina su 7 kalavijais, kažko mokosi iš jos. Ką jinai čia turi žinoti? Nu, jau dabar jau aišku pasakiau, tai ką jinai čia turi žinoti. Jinai gali būti, kad netgi galbūt bendradarbiauja su... Ar bendradarbiavo? Čia yra Belarosa. Kažkas, kas kažką, ta prasme, bando įsiaiškinti apie auksinį gralį, tai čia yra Belarosa. Ir yra 2 durys, kada šitas asmuo, jisai žiūri, čia yra pusė gyvūno, pusė žmogaus, tai yra, kada žmogus vadovaujasi gyvuliškais instinktais. Kažkodėl matau netgi investiciją. Šitas žmogus jisai galvoja apie investiciją. O tai gerai, tai jeigu žmogus stovi prie tų 2 durų. Šiaip tai matau, kad nori informacijos. Šitoj kaladėj yra pasakytas toksai dalykas. Nes yra tokia knyga, kurioje... Geras pasakiau knyga, nes yra tokia knyga, kurią žino tik tais tas žmogus, kurį šitą stebi ir jį bando galbūt net nukopijuoti, išgauti informacijos. Čia sako, yra paslaptis, žinia kalbės apie paslaptį. Ir tai niekur nėra parašyta, ir tai nėra dalinama kitiems žmonėms. Ir tie žmonės, kurie būtent su tokiais ketinimais sako, eina, vat, galbūt čia prie kažkokios moters, jinai tikrai kažką čia daro, tai jie nusivils tuo, nes jie negaus to, ko jie nori. Yra 2 durys, ką tos 2 durys. Vienose duryse yra monetų karalienė, kitose duryse yra fortūnos ratas. Ir čia tas pusiau gyvulys su 7 kalavijais. Ant 7 kalavijų krenta 7 kalavijai. Fortūnos ratas. Fortūnos rate žmogus galvoja, kaip įsigyvendinti savo svajonės. 9 taurės, čia yra caras, monetų karalienė. O kitose duryse, kur monetų karalienė, yra 5 monetos. Kaip galvoja su tai savo 7 kalavijais sugrius ir tai. Pažas tas pats. Čia yra puslapėlis gyvenime. Tas pats vaikas. Kaip įsivaizduoja patekti per tas duris, nors šiaip šiuo metu yra žvilgsnis nukreiptas į monetų karalienės, kur yra Belarosa,
kur yra 5 monetos, žvilgsnis į tenai. Ar man ten daryti duris ar ne? Ir kaip jas atidaryti? Tai yra slepiama, dabar nežinau kaip pasakyti, šitas žmogus, jisai vaikšto per informacinius šaltinius. Aš kaip ir sakiau, šitas asmuo, jisai mokinasi iš kažkokios moters, traukia kažką, bando ištraukti, nieko neištraukia. Ir vėl eina tai, kad kažką tais paminėti, įeinant į 5 monetas. Vėl žaidėjas. Velnias. Ar įeis žmogus į 5 monetas? Nu, šiaip jau dabar ten randas, tai aš nežinau, kur dar ten eina. Eis pamanipuliuoti. Eis pažaisti kozeriukais. Oi, ir vėl pataikiau. Wow. Vajetau. Belarosa. Va tam čia matosi ta manipuliacija ir reikalinga. Tas pats, kad žmogus eina konsultacijos, nesvarbu, kur tai bebūtų, pateikia tai, kas yra žmogui patogu. Dairosi į priekį. Į ką galvoja investuoti? Nieko nepavyks 5 taurių. Investicija yra laiko, investicija yra pagrinde tai tik tais laiko į tą moterišką energiją. O Jėzau. Ir šalia šito žmogaus gali būti dar kažkokia tais mergina, kurie sėdi 9 kalavijuose ir yra užstrigę 8 kalavijuose. Lazdų karalienė, lazdų karalius, 5 kalavijai, 8 kalavijai. Šitie asmenys sėdi kažkokioj va čia šitoj. Jeigu tai net žmonės eina konsultuotis apie santykius, tai pas kažką, nes žinia tai faktas, kad kalba apie netgi galbūt tikrai konsultaciją. Liūdni popieriai. Matau. Dar ant tų 3 monetų man. Jie užstriga 8 kalavijuose. Čia kažkokie pacanai, su tokiais pacanais net reikia parinkti tam tikrus žargonus, tam tikrą kalbą. Seniuk, panetkės tam tikros. Čia vat yra tokio pobūdžio žmogus. Kartais tokiuose dalykuose, kai tu matai, tai net noris pasakyti ant gatvės kalbos tokios įvaryt. Panetkių tokių, pamėtyt. Čia panetkiniai žmonės.
Ja, 9 kalavijuose. Oi, teisingumas. Oi, bokštas, ką tai. Kadangi nežino, kas gali grėsti, ta prasme, ir panašiai, 9 taurės yra uždarytos šitam žmogui. Ar su kuo jis ten sėdi. Nesvarbu, tai moteris ar tai vyras, kur sako, bando galbūt išgauti kažkokios čia wow ir aš čia, gal čia kažkas burtininkė norėtų apsimesti ar išmokti būti burtininkė, tai yra nedainama, nedavažiuojama, kažkas gali mokintis net ir kortų skaitimo, tai bet kokiu atveju, sako, neturi jokio žalio supratimo, apie ką tai vyksta. Nu, nes velnės jis yra velnės. Labai, sako, daug svajoja žmonės čia kažkokie. Labai. 9 kalavijų. Gera svajonė. Jie užstrigo 8 kalavijuose. 8 kalavijai yra visiškai apribojimas. Ir gali galvoti, ką reiškia tas apribojimas dar kita prasme. Na, bokštas. Ką čia perdavimas? Penkiose taurėse. O, wow, 10 kalavijų. Ta energija, ta informacija, ta moteris, ten dar kažkas yra tiesiog šitam žmogui neprieinama, čia yra tiesiog pažas. Pažas. Vėl pažas, vėl pažas. Eik tu savo. 9 kalavijai, pažiūrė. Karminis teisingumas. Čia yra labai jaunas žmogus. Kai mes, tarkim, turim imperatorių, mes imperatorių turim nuo gal kokių jau 37 metų, nuo 38, tik sako, imperatorius ten būna kažkur darbiškai jauna žolė. Čia mes turim tiesiog pažą, mes turim kažkokį vaiką, mes turim mokinį, mes turim puslapį. Čia yra tik puslapis. Nes dabar matau, netikėtai atėjęs buvo kažkur imperatorius, taurių karalius.